Ever been in Mexico City, Dix? Nope. It's 8,000 feet up. The air is very pure. Many first-class clubs and restaurants, a horse track, and girls. Beautiful young girls. Ну ка, пошел пагал, да? Vai, išmokėjom. Paša. Čia kažkoks kitoks pinigas. Keistai čia susimaišė. Va, karalienė. Ir kažkam reikia išleisti tos pinigus dabar. Manau, reikia kelionę. Kaip jūs manote? O, vyksime į kelionę su ja. Va, ji. O kur vyksim? O vyksime, parodys mūsų draugas, kuris vyks kartu. Pamajok savo rankyte. Jis turi tik vieną ranką. Įsidukrė jau jie ir įsisunė. Latvijos pajūrį. Jis atėjo, sako, paimk mane. Nu ir jis parodys, kur. Iš kur į kur? Iš Vilniaus, va. Mes randame iš čia, štai. Va, matai, žiūri jis. Rakutėm nekaltam. Rodi kelią. Taip, 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 taip. Ne taip. Taip. Taip, prie Balatono pasitrinsim. Aišku, prieš tai nakvosim Slovakijoje, kur nors pakrūmiai. Pusiaukelį Lenkijoje, kur nors pakrūmiai. Porą dienų aplink Balatoną pasitrinsim. Po to į Kroatiją rausim. Per Kroatiją bam. Tik nežinau, ar tai varyt. Gal per Bosniją ir Hercegoviną varysim. Tikslas yra Juodkalnija. Jeigu netingėsiu Albaniją. Va. O iš Albanijos po to šausiu. Jeigu Albanijos nedasieksiu, šausiu. Tada iš Juodkalnijos per Serbiją ir atgal. Va. Planas toks, kas išeis iš to, nieks nežino, nesivaliok. Tiek. Va. Dviesi keliausim. Manta susikrauta beveik. Šio bei to yra, na, pompą paėmiau dviračio. Nes tokią norfą nusipirkau, žinai. Nieko iškart leidžiu. Ora, aišku, 4 eurai kainavo. Va, tiek gėrio. Nu ir į kelią reiks. Kelionė prasidėjo nuo raudonos šviesos. Štai matote ir štai aš ant motiko. Kad patikėtumėt, kad aš važiuoju kažkur tai ir dar. Kažkas už manęs sėdi. Užlipo. Žiūriu, sėdi. O šiaip taip ištrūkom. Bet raudona šviesa užsidegė. Štai dar kartą pademonstruosiu. Sekanti stotelė turbūt greitai labai.
mėlyni dūmai, bet manau perpiliau tepalo. Šitas dar sėdi jau vemia. Jie sukačialina. Tai yra išsupo. Apsivėmęs sėdi. Ranka koja neataugo. O mes prie bedrenkės. Štai įrodymas jiems. Va, bedrenkė ir zlatukės. Ir šiltas čia kažkaip pasidarė, kažkaip pašiltėjo. Pakomentuokite, ar pašiltėjo. O banano žievę radus. Maitinamės banano žievėm, nes pašalpos mažos. Bedarbė. Va. Nu ką, laikas atėjo apiplėšti bedrenkę. Pinigų nėra. Tai nadzela. Apiplėšim bedrenkę, po to parodysiu, ką turim iš bedrenkės. Ir pademonstruosiu jums vietą, kurioje nakvosim. Štai ir vieta. Štai motikas dūmina kaip garvežys. Nu, bet gal tepalas nudegs. Tai bus slabi. Bus gerai. Va, čia nakvosim. Ką manote, vaikai? Ar gera vieta? Ir nieks nepyks. Kalsim savo gerybės iš bedrenkės ir žiūrėsim į mėnulį. Šūdas, bet gerai. O ten štai motikas pasislėpęs. Tyrinėjama apylinkės. Kažkokia nelegali kasykla. Nelegalių daiktų. Galvojom rasti, ką nors geriau. Galima po balo pasivažinėti. Šiukšlių privežę visur lenkai. Brūdai. Čia kalė kažkas, tai maišas su gerybėm buvusiam. Va, ir pliažas yra. Ir jūra yra, viskas vietai. Ir saulė leidžiasi. Šiandien įveikta 311 km. Daug ar mažai? Nežinau. Yra 8 valandos mūsų laiku ir 7 vietinių. Depozito čia nieks nepriduoda, nes apkiautelių nėra. Tiek žinių, susitiksim prie stalo. Štai ir gerybės. Va, čia iš bedrenkės, o čia tai iš Maimos. Taip kaip mėgsta apkiauteliais 70% nuolaidą. Ir donikė. Aišku, yra dar šiokių tokių gerybių iš bedrenkės. Va. Šiaip nieko gero. Viską yra kaip ir pas mus. Alkoholis ir motociklas nesuderinami dalykai, kas tai pasakė. Pasirodo visai dera. Va. Kas sakė, kad kelionė motociklu ir nakvynė miške yra nesuderinama. Kur dar nakvoti galima, jeigu ne miške? Viešbutį prabangiam už 200 eurų. Ten negalima laužą deginti. O čia galima. Galima sudeginti viešbutį. Kas sakė, kad kelionė motociklu ir sudegintas viešbutis yra nesuderinama? 70 metais Amerikoje tai būtų norma. Kas sakė, kad kelionė motociklu ir antras butelis vyno yra nesuderinama? Kas sakė? Šiandien jau tikrai pabaiga. Susitiksim už 6, 7, 8, 9, už kokių 10 valandų. Jeigu nieks nepyks ir jeigu šernai nesuės,
per naktį. Čia daug kanopinių gyvūnų. Ir jie nieko nebijo. Ir ištroškė mėsos. Sužinosite tik rytoj. Ar mes išlikome gyvos. Rytas. Pažiūrėjau, kiek. 5. Naktis pasirodė šalta. Turbūt 5 laipsniai kaip 5 ryto. Nu kon jūs, darbo mėgėjai. Štai ir rytas atėjo. Netikėtas. Štai koks laukas. Vakar buvo kitoks. Va, verdam kažką tai. Dujos levas. Smirdai blogai dega. Kokia šalta naktis buvo. Nieko gero. Mėginsim važiuoti. Šiandien toliau. Kon tu, vėmi vis dar. Visai jam nepatinka kelionė. Va. Vis žemyn ir žemyn žiūri. Nu ką, parodė tyrimas, kad motikas žalina tepalą ir dūmija. Bet prieš tai to nebuvo. Ir nieks nezino, kodėl. Taip, kad šūdės. Bet gerai. Vakarykštė pjankė, kai kam baigėsi taip. Va, matote. Iš arti. Erkė iš čia ganosi kaip mamutai. Buvo mano ant kojos užlipusi. Ne, pademonstravau jos gaila. Pudino šalmą. Remontas pirktas Lietuvoj prieš 1000 metų. Ir iš kino atsisinčiau už 3,50 stiklą, kuris per mažas. Ir daro taip. Plyšį tokį palieka. O čia vartosi, nes skylė buvo mažykė, aš pradražiam. Dabar jis ką nori daro taip. Tai reikia kažką padaryti, kad to nebūtų. Daug kas klausia, kokį šalmą rinktis. Bet kokį. Patį pigiausią, jokio skirtumo. Mačiau už 1700 šalmai yra. Jokio skirtumo. Reikia nekritinėti nuo motociklo. Ir neprireiks šalmo. Mano tokia politika. Nu, kon jūs antro pasaulinio karo veteranai. Kursim motiką. Nu, žiūrim, kaip užsives. Va, kaip blogai vedėsi. Kaip dūmingumas. Kol kas nieko, bet tik aistaidus lerkia, kad pakliūna tepalas ir dūmija. Nu ką, nepraėjus ir 10 minučių mes bedrenkai. Sekmadienis ir veikia bedrenkė. Kaip čia taip? Va, apiplėšėm vėl bedrenkė. Kas daro be? Šiandien be alkoholio.
Čia tokiam miestelį esam. Be alkoholinio. Červona kefir. Pažiūrim, kiek kilometrų pravažiavom. Va, pademonstruosiu. Nuvalysim. 417 kilo jau. Čia arkliai ganosi. Nori bendraut, pažiūrėjo, kad nebendrausim. Vasara jau visai čia. Alyvos žydi. Rapsai. Tik tai 400 kilo nuo Vilniaus. Pirmas įsipėlimas Lenkijoje. Štai matote. 22 kiam 6. Cink, cink. Nepavoksi idėjos, tai nieko nebus. Kuro kainos, toj parodysiu. Kuro kainos tokios. Va. Šiam. Tai aš. Na, vienu žodžiu, 6, šiam 5. Už kilogramą. Ir 500 kilo. Nu, nesimato dabar. Iki Liublino liko gal 50. Bandysim šiandien įveikti 504 kilus, jeigu pavyks. Manau, pavyks. Liublino bedrenkė. Ant daugiau mūsų neužtenka. Kultūrinės programos nebus. Tik tai centrinė su gėjų vėliau. Bedrenkė remia gėjų paradą. Va, pasiklydom gal ir ne. Tai yra, žiūrim kelią ir teisingas. Perekurs, tik nieks nekurylin. Trasą varom, stolniką. Greit nevažiuoju, pavaras jungiasi šudinai, neutralias, surasti dūmyje. Reikia patikrinti, tepalo yra. Nu va, tikrinsim tepalą. Va, kiek normas. Suėdė gal kokią. 100. Gal 100 gramų suėdė. Kaip 1,5 litro telpa. Čia daug ant 500. Viskas su ja aišku, arba vožtuvui praleidžia riebokšliai arba žiedai nudrožti, bet žiedai negali perkaitintas gal. Bus darbo namie, jeigu grįž sveikas. Štai nabagas stovi. Netikėlis. Tepalo eidikas. Tikiuosi davažiuos. Aukščiausio lygio tulikas ten. Ir aukščiausio lygio poilsio vietos. Kojų, nei rankų, nei pirštų, nei šiknos nejaučiu nieko. 500 kilų.
Važiavom iki prabangaus ežero, kad pernakvoti atsidūrėm kažkokiai pamaikiai, kur krūvos akmenų. Daugiau taip nedarysiu ir jums, vaikai, nerekomenduoju. Nedarykite to nei namie, nei svečiuose. 6:44. 6:44. Trečia diena. Diena trečia. Naktis buvo dar šiltesnė negu buvo vakar. Va. Vakar mentai buvo sustabdę. Pirmų rozų per daug metų sustabdė mentai. Pilnas lentynas mentų. Jie trokšta mūsų pinigų ir kraujo. Bet nieko. Davė papūsti į savo dūdelę, patikrino. Kažką tai, nežinau, ką jie ten galėjo tikrinti. Kojos, rankos nukrito nuo važiavimo 500. Kas sugalvojo, kad po 850 kg pravažiuoja per dieną. Nebūna taip, jie melagiai. To padaryti neįmanoma. Tiek žinių šiam rytui. Noriu myšti, reikia eiti ieškoti pamyšti. Parodysiu vaizdą į jūrą. Va, kokia jūra. Oro toks. Kvapas kaip vidury žiemos. Kas vaizdas, naktį atvažiavom, tai čia labai kas. O, lavonas mėtosi. Kažkada tai. Maišo lavonas. Motiko aptarnavimas, lempa švietė į dangų. Knopkė neveikia, pakrovimo nepirkit tokios knopkės. Jungtukas ir USB vienam. Šūdas visiškas. Kaip pastačiau, taip ir sugedo tą pačią momentą. Bet turiu kitą. Va, žinojau, kad tai bus. Tai paėmiau 2 kitus. Tokį turiu. Ir laidą paėmiau. Ir tokį su laideliais. Lieva, bet krauna kažką tai. Reiks priekumą jungti. Tik saugiklio neturiu. Ir štai tokiam fone aš tai darysiu. Kažkokiam tai. Pasirodo, galit pirkti tokį. Kalta, aš buvau minusą, pajungiau jis tai yra, tai nėra. Jungiau jį prie to šūdo. Maniau, kad yra ta masė. Nifiga šakė vaikšto. Turbūt ir nėra. Tik prijungiau prie radiatoriaus. Taip. Ką manote, vaikai, ar bus gerai? Bus gerai. Nu, kuon tu? Napoleono su Maskva karo invalidė. Kaip tavo įspūdžiai? Pirmos kelionės. Jis kalbėti nemoka. Tik koją savo ir ranką. Tabaloja ir taip daro visą laiką. Ir vemia dažniausiai. Nes jie supa motikas. Aišku, gal geria kažką tai pateliukais. Ir šiknaskėlę turi. Tik kažkokia tai keista. Ir štai tokiam fone jisai vemia. Štai matote, širdelė. Apkiautėliam ir jų vaikam. Vakar nutarėm, kad kapituliuoti, bet šiandien jau pergalvojam. Važiuojam toliau. Kol motikas nesubirės, arba jis nesubirės. Bet reiks disipirkti tepalo.
sustojimas pirmas. Šiandien. Šiaip antras. Kamera neišsijunginėja. Nu ką, o mes Slovakijos Tesco. Šiandien trumpas važiavimas. Davažiavom 900 km šiuo metu. Ir štai Slovakija tokia. Įrodymą pateiksiu, kai visada, numerį mašinos. Bet aišku, gali čia ir Vilniui būti atvažiavusi. Iš Slovakijos mašina. Bet Tesco Vilniui nėra. Čia geresnis įrodymas. Skirelis kainos Slovakijai. Štai kiek alus 10 laipsnių kainuoja, o štai kiek kainuoja 4 laipsnių alus ir kiek kainuoja kelt kažkoks alus ir kiek kainuoja. Ir štai, pigų kaip visada buvo. Skarbonkio alus. Čia kartka reikia, kur geltona šiaip. Va. O ėdalo kainos tai brangios. Va. 5,9 pigiausias variants. Gal jį ir paimsiu. Bonka vodkės kainuoja pigiausia 4,79, o brangesnės 6. Va, tokios kainos. Vyno kainos. Bonkė vyno. Štai, euras 99. 2,99. 2,69. Tai, ką galima nusipirkti už bedarbę pašalpą. Alus soskėse, vaikai. Vienas, šitas euras 35, šitas euras 95 be kartkos. Dišovi konservai po 89 ar 5 centus, bulkos, ragalikai ir sriubos. Ir šitas desertai. Per 3 dienas žratvucha išleista apie 20 eurų. Cink. O durnelis įsipiliau prabangaus benzą už eurą 85. Jis beveik eurą 86. Štai tokia. Žiopalas kaip. Nesėkmės tęsiasi, bet gal čia sėkmė. Nu ką, teko pirkti tepalo brangaus. 12,40 už litrą tepalo, vaikai. Kur tai matyta? Pyzė. Aš 4 litrus nupirkau už 16 eurų pigų LT. O čia litras 14,35. Štai malkų nusipirkom. Kalną. Ieškom nakvynės vietos šiaip. Čia krosiniais privažinėti. Šiandien poilsio diena. Purvynė kažkokia, net praeit neišeina. Gal negerai taip motiką vidury kelio palikti.